Laimės žiburys nušvito tau ir man. Aš džiaugiuosi, kokį lobį atradau. Mūsų burtai, mūsų neburtai, turtai, nežinau. Bet kokie burtai, ką aš dainuoju? Kilovatai garso, daug šviesų, daug žmonių, bus nuostabu. Taip, taip. Aš noriu Betoną, kad jisai laukia žiauriai geras vakarėlis ir bus labai smagu. Ir visus tikrai kviečiame dalyvauti. O tu dalyvausi jame? Žinai. Apie Betoną žinau, apie Betonovkę labai daug žinau. Bus daug garso, bus daug šviesų ir aišku daug žmonių. Kad viskas eina taip, kaip ir turėjo būti. Visas reikalas bus pačioj pabaigoje, nes visi dar bijo nešti pinigėlius, bet pinigai jau juda, bus atestuotas, namas yra, ko dar reikia, tik žmonių, o jie bus. O dabar reikia mokytis ir iki Betonovkės kuo daugiau dešimtukų gal, tuo geresnė šventė bus. Argi ne taip, studentai? Betonas bus spalio 23 ir aš jame tikrai dalyvausiu. Laukiu jo labai. Labiau nei savo gimtadienį. Mes tada žinome kaip Betonovkės organizatorių, ką galėtum apie pasakyti plačiau. Tai, kad jūsų laukia nuostabus renginys, daug garso, daug šviesų, nuostabi vakaro programa, nuostabus fejerverkai, pirtis, baseinas ir žinoma trūksta tik žmonių. Kuo daugiau žmonių, tuo kūsas nuostabesnis. Taip, ištrauksiu aš vieną laimingai ir mano kolegė ištrauks dar vieną laimingai. Sveikiname Justiną, dabar aš trauksiu. Pasikeibus vyrukas. Taip, vyrukas. Arnas. Arnai sveikinam. Sveikinam Justiną ir Arną, kurie laimėjo nuostabų prizą. Tai yra 50% nuolaida bilietui Betonui, kuris vyks spalio 23 dieną. Ir... Rąstinėnuose, nepamirškime to. Taip, jūsų laukia... Visa gausi kompanija iš SMK, antrakursų ir trečiakursų. Daug garso. Ir šviesų. Ir baseinas. Ir pirtis. Taigi, visų ačiū labai dėkojom visiems, kas dalyvavo. Nenusiminkit, laimėsit kitą kartą. Nusipirkit teleloto bilietuką, gal laimė nusišypsos tenai. Spalio 23 Betone. Susitiksim ten. Mes ir vėl susitikom, lyg svajonių laivai, smėlio laikrodžiai tiksi,